Sveiki atvykę į Dniprą. Jeigu galvojat, kad nutolom labai nuo fronto linijų, tai tikrai ne. Visai šalia turim Zaporižės regioną, kur didžioji dalis yra okupuota Rusijos. Turiu dabar 3 valandų persėdimą iki kito mano traukinio, tai pabandysiu nueiti iki centro ir pasižiūrėti, kaip miestas laikosi, kaip gyvena, ir nemeluosiu. Nueisiu gal iki tualeto, nes po traukinuko daug vandens prigėriau, tai. Tualetas tai geras, iš mokyklos laikų toks. Ir kai atsistoja dar visų ūgių toks, tai gali pasisveikinti su šalia esančiu toks. Sveikas, sveikas. Iš dešinės sunkvežimis, pasikrovęs technikos, veža į frontą. Negaliu rodyti tikrai, nes tai būtų informacijos atskleidimas. Vat suka net į tą pusę, tai galiu tik ratus parodyti. Daugiau jums ir nerodysiu apart ratų. Kokį vaiduoklį priejau. Tai šis vaiduoklis pradėtas statyti dar sovietmečiu. 1975 turėjo reprezentuoti Sovietų sąjungą, valdžia investavo didžiulius pinigus, 25 milijonus rublių, planavo viską užbaigti per 4-5 metus, bet pritrūko pinigų. Kažkuriuo momentu buvo dar įdėti langai, duris ir pati Ukraina planavo viešbučio statybas užbaigti ir atidarymo data turėjo būti 2000 metai, bet, pinigų neužteko. Tai dabar stojo va toks vaiduoklis ir šiai dienai dar išmargintas Ukrainos vėliavos spalvomis. Va, iš šitos pusės yra Ukrainos vėliava, o kitoje pusėje yra Ukrainos herbas. Čia man ledas gelbėja prieiti prie viešbučio. Nenorėčiau įkrist, bet aš manau, kad pakankamai storas. Bet va, kaip atrodo herbas. Čia pro medžius gal kažkiek matysis. Čia aš bandau apeiti viešbutį pagal Dnipro upę. Dnipro upė tai tikrai atlieka svarbų vaidmenį prie dabartinės situacijos, nes skiria fronto linijas nuo Zaporižės. Tai Dnipro upelę saugok. Saugok tolimesnės Ukrainos žemės. Būtų įdomu užsilipti ant stogo, pažiūrėti į Dnipro miestą iš viršaus, bet prie dabartinės situacijos labai rizikinga. Mačiau, yra kitoj pusėje apsauga, stovi automobilis, tai bet koks asmuo įtartinas, darantis va tokius dalykus, užsilipti, pažiūrėti miestą iš viršaus, tikrai sukelia labai daug klausimų. Tai dėl šventos ramybės nieko blogo ir nedarysiu. Čia yra Dnipro administracinis pastatas, irgi įėjimas užbarakiduotas. Nežinau, gal čia kaip karas prasidėjo, ruošiasi atremt tikriausiai, nes visas administracinis pastatas su barikadomis. Matau slėptuvę tikriausiai. Einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Tiesiog, mieste padaryta slėptuvė žmonėms. Iš kiek sluoksnio betono. Safe place, saugi vieta. Tikrai pabandom užeit, kaip čia atrodo. Va. Slėptuvė be elektros, su soliukais. Atrodo taip. Miesto centre. Atsisėdi taip ir lauki, kol praeis oro pavojus. Matau, iš tikrųjų yra ir šviesa, bet nemačiau, kur mygtukas įjungti.
išeini į slėptuves. 2 išėjimai. Jeigu, sakykime, vienas taptų pažeistas dėl kažkokių priežasčių, kad būtų galima išeiti. Bet, sluoksnis betono geras. Sluoksnis betono geras. Klausimas, kiek padėtų. Padėtų kažkiek geriau nei nieko. Ne? Šalia slėptuvės raketos. Aišku, ne karinės, nepagalvokit, čia ne balistinės raketos. Su kosmosu susiję. Bet kalbant apie raketas balistinės, tai Dnipro regionas tapo vienas pirmasis, kur Rusija atakavo savo balistinėmis raketomis, ir tai vyko po to, kai Amerika davė leidimą ukrainiečiams atakuoti su amerikiečių raketomis rusų teritorijas. Aš baravykas esu tikriausiai, nes susišnekėjom su padavėja, gavau vištienos sriubą vietoj barščių. Ką darysi, Dnipras iškrenta iš barščių kelio ir dar valgiau koldūnus. Koldūnai šioje kelionėje geriausi. Tikrai buvo labai skanus su vištiena. Ir dabar lėkiu į stotinės už valandos traukinys ir paskutinis kelionės etapas kolektyvas. Keliausim į Odesą. Keliausim į Odesą su naktiniu traukiniu, tai turėsim nakvynę, bus įdomi patirtis. Ir norit tikėkit, norit ne, pradėjo kaukt Dnipro mieste sirenos. Tai Dnipro mieste viskas griežčiau. Pradėjo sirenos kaukt ir visi, kurie buvo geležinkelė, buvo nurodyti eit po stotim. Čia toks kaip ir požeminis rūsys su soliukais, susėdom ir laukiam dabar savo traukinuko arba laukiam, kada leisi viršų eit. Ką, miegosim, bus tuk-tuk. Tai pajudėjom jau, bandžiau čia įsiaiškinti kosmosą su tom lomom, kurią aš čia užsisakiau. Tai užsisakiau apatinę. Kodėl? Todėl, kad žiūrėjau pagal tai, kaip išparduodamos vietos ir mačiau, kad apatinė eilė dažniausiai išparduodama, tai galvoju, čia geriausias yra pasirinkimas, bet su mielu noru būčiau miegojęs ir aukščiau. Ir čia tikėtina viršui, čia yra lentynos, jau čia niekas nemiega. Tai gavau patalynę,
Bandysiu pasiruošti savo lovą. Pasiklojau lovą, nieko ypatingo. Gavau dar rankšluostuką. Aš toks pagalvojau, gal ir nėra mano blogas pasirinkimas, nes gali ir pasėdėti, o viršuj klausimas, kaip tu pasėdėsi. Tai praktiškai visada turi miegot. Tai gal ir geras sprendimas. Nežinau, ar turėsiu kaimynų ir pats traukinys. Nu, pažiūrėkit. Pakankamai tuščias, bet kadangi keliausim 12 valandų, tai mano prisipildys. Čia muziką galim pasileisti? Nu, ne muzika, gal tiesiog, kad girdėtum pranešimus. Žiūrėkit, čia irgi transformeris. Nu, žmogus mažai su traukiniais keliavęs, tai užsiiminėja eksperimentais. Nieko nėra šitam traukiny. Nei vandens nieko negali nusipirkti. Tai aš turiu vandens nusipirkęs, bet galvojau, kokių užkandžių nusipirksiu. Nenoriu nieko sakyti, bet vairuotojas galėtų išmokti vairuoti. Klevo lapas gal. Kaip taip vairuoti ant tiesių bėgių? Gerai, kolektyvas. Labanaktis. Dabar 10 valanda, man atrodo. 5 valandą atvykstam ryto į Odesą. Tai pabandysiu pasnaust, bet čia be šansų. Labas rytas iš Odesos. Atvykau po 12 kelionių valandų traukiniu. Dar tas garsas. Tutu, tutu. Nesakyčiau, kad buvo labai blogai, nes ir pavyko pamiegot. Ir Odesa. Sveiki atvykę į Odesą. Tikrai ne vienas lietuvis yra lankęsis čia, nes pats miestas yra toks kaip turistinis, poilsio miestas. Ir atvažiavau ir aš. Atvažiavau uždaryti kelionę, nes kelionė jau pasiekė beveik finišą. Tai tuo pačiu ir aplankysim Odesos miestą, pažiūrėsim, kaip čia gyvena, nueisim barštukus, suvalgysim paskutinį kartą ir atsisveikysim su Ukrainos šalimi. Atėjau į turgų. Įdomu išeiti pusryčius pasidaryti. Nusipirkti dešros, batono, agurko. Gal ir variantas. Kiek dešrytės skanios. Wow. Seilė varva. Seilė varva tikrai. Paprašysiu šitos. Nu labai skaniai atrodo. Вот так? Da. Тут, Da. ну, бесплатно. Не. Спасибо. До свидания. Net nenorėjau pinigų imti už tokį mažą gabaliuką. Tai čia sumokėjau už tą gabaliuką 30 gryvenų. Labai norėčiau surasti raugintų agurkiukų. O, va čia tai būtų. Va čia tai būtų laimė. Radau. Turim agurkiukus. Labai kvailai atrodo, bet pusryčiam užteks, daug nenorėjau. Kurkė siūlo, sako, kurkačkų. Bet man ne tas dabar domina, man batonas domina. Rimtesni reikalai. Baigiau visą turgų praeit. Niekur nerandu aš to batono. Kur baton? Yra toks žodis baton. Šitą pasimsiu. Gerai bus. Skolko? 20. Turgaus pusryčiai 50 gryvenų. Nepamirštam ir agurkiuko.
Imkit, va. Pasidalinkit draugiškai. Va tokį numesiu. Buh. Kiek greitai jo neliks. Oi, čia. Tik nesusimuškit. Nesusimuškit, alio. Balandininkas. Sutrupinau visą duoną. Jūs valgykit, draugelį. Tai čia tas pats. Aš šitą atidarytą. Prie kameros tik nesuvalgiau. Alio, kameros nesuvalgiau. Nieko nevalgo, kamerą valgo. Nu. Aš šito noriu. Tas ant kameros bičias atsistojo. Aš šitą imsi? Šitą imsi? O, šitą ima įsineša. Šitą imsi? Čia kiekvienas su savo skoniais. Imsi ar ne? Čiupk. O, šitas patiko. Šitas visiems patiko. Tai kolektyvas, kodėl visą tai rodau, tai yra žinutė jums visiems, kad nepraeikit pro benamius gyvūnus, skirkit minutę, nupirkit maisto. Tai mažiausia, ką galima padaryti. Ir ačiū jums visiems, kas išgirdot. O mes dabar judam toliau į miesto centrą. Tai čia yra Odesos uostas, ten apdegęs pastatas. Tai prasidėjus karui Odesoje taip pat buvo atakuojami strateginiai objektai, skaitant ir uostą. Tai labai didelė tikimybė, kad pastatas yra nukentėjęs būtent dėl tų atakų. Ne viename iš Ukrainos miestų mačiau taip apdengtas skulptūras, tikėtina apsaugot nuo atakų. Tos medinės plokštės, kur užtaisyti pastatų langai, tai pažymėtas lipdukų ES alijansas, kuris prisideda prie istorinių pastatų apsaugos ir būklės stabilizavimo, kai gauna pastatas ataką, kad visai nesugriūtų. O bendrai atstatinėti dar nėra logikos, nes atakų dar tikrai būna čia Odesoje. Čia yra Bristol viešbutis, kuris buvo atakuotas prieš kelias savaitės, o dabar vyksta statymo darbai ir jau nemažai progreso padaryta, bent jau kiek matosi. Žiauru iš tikrųjų, kaip tokie pastatai yra atakuojami. Tokį grožį. O kitoje pusėje ir teatro pastatas nukentėjęs. Gaila, kad taip niokojami istoriniai pastatai. Tai atsako į klausimą, kad nėra nei vieno Ukrainos miesto, kuris būtų nepaliestas karo. Net ir Odesa kiek yra nukentėjusi. Eidamas pamačiau slėptuvę. Galim pabandyti užeiti. Tikiuosi atrakinta. Instrukcijos. Ką daryti? Ir pačios slėptuvės planas. Įėjimas, išėjimas. Yra 2 išėjimai, įėjimai. Tai pro vieną įėjom, kitas yra ten. Ir,
prie tiek daug daugiabučių, tai sakyčiau, vietos neįtin daug. Ką žmonės atsisėsdavo savo ir laukdavo, kada oro takos praeis. Neįtin maloniausia aplinka, atvirai kalbant. Toks po žeme. Ko gali tikėtis iš požeminio statinio? Čia mes galim pro kitą pusę išeiti. Užrakinto. Matosi, kad slėptuvė buvo atnaujinta, pritaikyta žmonėms slėptis, nes iš oro filtrų lauke, tai čia dar slėptuvė, kuri statyta sovietmečiu. Tiksliau ne iš oro filtrų, bet ventiliacijos. Čia vienas grybukas, ten vienas, bet oro sistemų ten jau nelabai likę. O čia va kitas išėjimas, pro kur negalėjom išeit atsarginis, jeigu užgriūtų ar būtų pažįstas anas įėjimas. Tai prisisakiau patiekalų, aš visada negaliu ilgai kalbėti, nes čia muzika groja vietose, kur ateini pavalgyti, bet čia toks ukrainietiška aplinka. Tai laukiu savo barščių. Pažiūrėkit, kokia didumo lėkštė. Gal ant kameros nesimato, bet čia didelė labai lėkštė. Su kepure valgau, o ką? Kvapas tai labai geras. Kai pasidarai tą miksą, kad tau duoda, tai grietinė, čia česnakų padažėlis ir viską įdedi į sriubą, barščius ir sumaišai, tai toks skonis neblogas gaunasi. Gavau savo antrą patiekalą, bulvinius blynus. O grįžtant prie barščių, labai paprastai surikiuosi. Pirmas Kijevas buvo labai pakankamai skaniai padaryta ir ten visas tas komplektas. Antras Charkivas dėl paprastumo savo, tokios kaip valgyklėlės barščiai. Trečias eina duokim Odesai. Barščiai kaip barščiai pasakysiu taip. Ketvirtas pyk nepyk Lvivas. Nežinau. Pritrūko kažko. Pabaigiau valgyt, 3 patiekalus suvalgiau. Maistas tikrai neblogas. Bet man jau dienas iš dienų valgyt barščius, virtinukus, koldūnus, jau tiesiog vertinimas tas toks jau, ką žinau, jau sunku pasakyti kažką. Ir skonis draugų neturi, tai žinot. Kolektyvas, mūsų kelionė atėjo prie pabaigos, pasiekėm galutinį kelionės tikslą, Odesos miestą, Juodąją jūrą. Apkeliavom praktiškai aplink visą Ukrainos valstybę. Dar turėsiu grįžti ir namo, keliausiu panašių principų. Traukinukas į Lvivo miestą, iš jo autobusu į Varšuvą. Ir trumpai tiesiog pasakysiu, kad Ukraina stipri valstybė, stiprus jo žmonės. Tai palinkėsiu, kad ta stiprybė niekur ir nedingtų. O kaip visada visiems linkiu taikos ir ramybės. Ir iki kito karto. Iki.